Lietuvos gamtos fondas skelbia konkursą Baltiją tausojantis ūkininkas. Konkursas skirtas išaiškinti, apdovanoti ir paviešinti ūkininką, kuris taikydamas pažangius metodus mažina maisto medžiagų, azoto ir fosforo patekimą į aplinką. Konkursas susideda iš 2 dalių. Pradžioje atrenkamas geriausias Baltijos jūrą tausojantis ūkininkas Lietuvoje. Tokie konkursai vyksta ir kitose aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusiose valstybėse. Antroje konkurso dalyje iš 8 nacionalinių nugalėtojų bus renkamas geriausias viso Baltijos regiono ūkininkas. Konkurse kviečiama dalyvauti ūkininkus, kurie taiko įvairias maisto medžiagų tvarkymo priemones, pavyzdžiui, taiko maistinių medžiagų valdymo planus, naudoja tikslesias žemdirbystės technologijas, pavyzdžiui, GPS, ar kintamos normos paskleidimo technologijas, taiko įvairias sėjomainas, naudoja beariminę žemdirbystę, praktikuoja dengiamųjų ar tarpinių augalų įsėjimą, išlaiko buferinės zonas prie vandens telkinių ar panašiai. Papildomi kriterijai bus taikomi už kitas aplinkosauginės priemonės, pavyzdžiui, už pesticidų mažinimą, kitų ūkininkų švietimą, bendradarbiavimą su mokslo institucijomis, ar biologinės įvairovės apsaugą. Visus ūkininkus ir ūkininkes, kurios rūpinasi, kad į aplinką patektų kuo mažiau teršalų, o ypač azoto ir fosforo, kviečiame apsilankyti puslapyje baltijosūkininkas.com ir iki sausio 20 dienos užpildyti anketą apie savo ūkį. Konkurso nugalėtojui bus skirtas 1000 eurų piniginis apdovanojimas. Jis bus įteiktas kitų metų vasario 23 dieną. Konkursą Baltiją tausojantis ūkininkas organizuoja Lietuvos gamtos fondas kartu su Pasaulio gamtos fondu.